Diena visiems susirinkusiems, kas skaitys mūsų apskrito stalo pokalbį, būtent penktadieniniam Respublikos laikraščio numerį, kas žiūrės mūsų internete. Ir šiandien pakalbėsim apie iš tikrųjų Vilniaus miestui tokią aktualią problemą ir labai įsisenėjusią, tai apie Vilniaus metro. Ir šiandien mūsų apšvisto stalo svečiai, tai tie žmonės, nuo kurių, aš sakau, turėtų būti sprendimas pakankamai daug priklausyti, nes jisai yra iniciatoriai, pasirašė po šito Vilniaus metro idėją. Tai būtent žymus mūsų autolenktynininkas, legenda, Lietuvos Respublikos Seimo narys Stasys Brundza, Lietuvos Respublikos Seimo narys Artūras Skardžius, kuris tuo pačiu metu yra ir metro parlamentinės grupės pirmininkas. Gintaras Tamošiūnas, Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvęs Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius pavaduotojas, kuris puikiai išmano Vilniaus problemas, ir ponas Juozas Zykus, kuris yra Piliečių asociacijos metro sąjūdis, valdybos pirmininkas, yra Juozas Zykus. Tai gal dabar pirmiausia, pradėkime, gerbiamas Juozai, nuo jūsų vis tik tai yra. Kas čia yra, kad tokia lyg atrodytų neblogai idėja ir iš tikrųjų, atsimenu, studijų laikais kažkada buvo tokia kalba, kad kažkada statėm Vilniaus Antakalnį, visi rėkė, kodėl tokia plati gatvė, nu dabar pasižiūrė, siūlas ten yra, tos aikštelės, nieks negalvojo, kad tos automobiliai tiek užims vietos mūsų gyvenime, tiek jų bus daug Lietuvoje, kad kiemai yra užkišti ten ir dabar net man nekyla klausimas, kad pagerinti reikia kažkokių kardinalių sprendimų. Bet jūsų nuomonė, kaip čia su to metro ir... Tai pirmiausia, visa susiekimo problema. Susiekimo problema šitą Europą išgyveno po Antrojo pasaulinio karo apie 60 metus, kai automobilizacijų vietoj tankų pradėjo gaminti automobilius. Ir užplūdo gatves, tada jie pradėjo galvoti, ką daryti ir perėjo kitą lygį į po žemę. Dabar tie žmonės, kurie 60 statė, tai jau jie arba šitą Janapilį iškeliavo, jaunimas net nežino, kas čia darosi. Pas mus šitą problemą prasidėjo apie 2000 metus, kada pas mus irgi užplūdo. Visas miestas yra suplanuotas 100 000 gyventojų, buvo skaitoma, kad bus 100 mašinų. Mūšiškiai šiek tiek nusižengdami Maskvai projektavo 200, bet kai dabar pasidarė Vilniui arti 600 mašinų tūkstančių gyventojų, priedo dar atvažiuoja 150 000 tvarkyti reikalų visokių, tiek į Seimą, tiek į vyriausybę, į teatrus, į gydymo, mokymo įstaigas ir taip toliau, tai pasidarė tokia problema. Problema yra tokia didelė, kad aš, pavyzdžiui, nepatikėjau, kai aš perskaičiau mokslinį darbą, kad mes prarandam kasmet pusantro milijardo eurų kasmet. Vadinasi, mes 5 milijonus eurų kiekvieną dieną prarandam. Tik mes nekėsim, tai jau keli šimtus tūkstančių mes prarasim. Užtat, kad apie 100 000 mašinų šiuo momentu, tai yra pastoviai, stovi kamščiuose. Ar kamščiuose, ar prieš sankryžą, ar taip toliau. Vienam lygiui negalima įspręsti, kadangi tiek daug yra, kaip sakoma, gatvės siauros ir jų nepaplatinsi, o mašinų daug, todėl nori, nenori, reikia spręsti šitą problemą. Mano manimu tikrai, kad nėra durnesnio užsiėmimo, kaip stovėti kamštį, gaišti laiką, deginti pinigus, kvėpuoti tuo pačiu oru ir nervuotis. Tai galime pridurti rūkymą, bet tai rūkymas tos... Ir sveikatos problemas. Ir sveikatos dar atsiranda. Nu, vat, ir, pavyzdžiui, aš žinau, kaip po Nerim pastatyti metro stotį, bet aš nežinau, kaip Seime priimti politinį susitarimą, kad leist verslo struktūrom šitą objektą pradėti ir pastatyti. Bet aš tikiuosi, kadangi yra 4 Seimo nariai, tai jie šitą atsakys į tą klausimą, o kadangi aš metro sąjūdžio vadas ir turiu apie 10 000 žmonių, kurių turiu aš adresus, tai galėsiu išplatinti šitą visuomenę. Kaip mes pasieksim politinį susitarimą šito klausimu ir leisim verslo struktūrom, už verslo pinigus, verslui eksploatuojant tokią sistemą įdėti.
Aišku. Nu, čia vis tik tai Vilniaus ir, nu, tik Vilniaus, aišku, kaip ir Lietuvos sostinė, visos Lietuvos problema, bet Gintarai, va, tai jau teko tau dirbti savivaldybėje, atsakingas pareigas užimant, ar tada nekilo tokių minčių vis tik tai mieste su metro susijusiu reguliuotus rautus transporto? Iš tikrųjų, Vilniaus miesto savivaldybė ten paskutinį 10-metį, jeigu taip žiūrėti, tai tokia vyko ir kova dėl tos transporto rūšies parinkimo, ar metro, ar tramvajus. Aišku, čia tokia daugiau politiniam lygmenį buvo kova ir iš tikrųjų galbūt tai nepadėjo tam metro projektui pasistumėti priekį, nes aišku keitėsi valdžios ir kaip pavyzdys ten buvęs Artūras Zuokas palaikė tramvajus idėją visą savo kadencijas, kiek jis valdė miestą, bandė kažkaip tai šitą idėją realizuoti. Juozas Imbras buvo vienas iš pirmesnių merų, kuris labai palaikė metro idėją, bet to klausimu gavosi taip, kad tik jis palaikė politiškai, bet tas klausimas, kaip jūs ir minėjot, iš esmės iš mirties taško taip ir nepajudėjo. Tai galbūt čia toje vietoje yra toksai politinio nesusitarimo dalykas, manau, vienas iš tokių pagrindinių kliūčių, dėl ko tas projektas ir neįsigrynino, nes realiai mieste turėtų būti priimami bet kokie atveju strateginiai sprendimai, ką daryti su viešuoju transportu ir tai tikrai neturėtų apsiriboti ten metam ar 2 ar 3, turėtų būti pakankamai ilgalaikis projektas ir pagal tai turėtų būti visa miesto transporto, viešo transporto vizija formuojama mažiausiai 20 metų. Nes mieste iš tikrųjų, kaip ir minėjot, transporto srautai padidėjo ir mes patys Vilniaus mieste čia didžiulė žmonių gyvena ir tie kamščiai, kad ir platinant gatves, diegiant įvairias išmanias technologijas į šviesoforo valdymo sistemas, tikrai nemažėja, juo labiau, nežinau, bent jau mano asmeniniu nuomonė, autobusų juostų plėtimas iš tikrųjų tos kamščius dar labiau padidina, nes natūraliai, kada mažiau tų juostų tenka automobiliam. Iš tikrųjų, tokia irgi Vilniaus mieste, tokia šalyje žiūrint, tokia galbūt viena iš didesnių problemų su tuo šviesoforo valdymo sistemu atėjusi strateginis miesto transportininkų dalykas. Faktiškai kiekvienos sankryžos jie planuoja visą laiką po šviesoforą ir galite irgi matyti mieste, jeigu atsidaro kažkur tai prekybos centras ar parduotuvė, ar kažkoks objektas, tarkim, ofisinis pastatas, dažniausiai aplinkui apsistatoma šviesoforais, kurie srautą stabdo ir natūraliai, kad jeigu yra siaura gatvė, gali per ją pravažiuoti tam tikras kiekis automobilių, kurio daugiau į plotį nepristatysi, tai bent jau užsienyje yra tie klausimai sprendžiami taip, kad tada tas srautas stengiasi jo nestabdyti. Į šiai dienai einama atvirkščiai, bandoma motyvuoti, kad šviesoforo valdymo sistema automatiškai turėtų viską reguliuoti, bet dėja, faktiškai ta sistema taip efektyviai neveikia. Aš manau, kad didelė problema dėl to, kad ir specialistų nėra, kurie galėtų su efektyviai dirbti. Tai, pavyzdžiui, metro bent jau dalykas, mano požiūriu, yra tikrai vienas iš efektyviausių sprendimo būdų. Ir dar irgi yra tokių kelių dalykų, keli galbūt po žmonės irgi tokie mąstymo stereotipai, yra labai sudėtinga žmonėms išaiškinti, kad metro yra gerai, kai jie jo nėra naudojasi. Yra tikrai nemažai žmonių, vilniečių, kurie su to metro galbūt nei kartą gyvenime nėra važiavę. Ir man yra tekę gyvenimą pakankamai daug naudotis, aš kažkiek tai gyvenau emigracijoje, galima gal taip sakyti, buvau emigravęs iš Lietuvos, gyvenau mieste, kuriame gyveno keliasdešimt milijonų žmonių ir to metro, tik metro galėdavo planuoti savo laiką. Ir yra dar kiti niuansai, ko, pavyzdžiui, šiltųjų miestų, šiltų kraštų miestų gyventojai galbūt neturi tų pliusų, tai pavyzdžiui, metro turint Lietuvoje, tai yra žmonėms dar daug tokių paprastų patogumų, pavyzdžiui, per lietų stovėti kažkur autobusų stotelėje, lipti į autobusą kažkur eiti, tai nėra malonu. Jo labiau, kad yra minusinė temperatūra, yra šlapdriba, to malonumo tokio su viešuoju transportu naudotis tarsi vis mažiau ir mažiau tenka. Nes pats irgi buvau studentas, turėjau automobilį, tai irgi jeigu lietus lyja sniegas, tikrai norisi važiuoti su automobiliu, nes paprasčiausiai tau yra patogu. Metro tą dalyką išsprendžia. Metro žiemą visada yra šilta, metro žiemą niekada nesninga, ir lietų niekada nelyja, o vasarą atvirkščiai yra visada vėsu. Tai tavarsime bent jau tokie netgi fiziniai dalykai, pavyzdžiui, man, aš tokį įspūdį susidariusio naudojant. Supratau, kad vienu žodžiu, Gintarai, dėl tavo tokio patogumo fizinio jausmo reikia Vilniui būtinai metro. Gerai, bet jeigu grįžčiau rimtai, Artūrai, aš bet kokiu atveju baigęs ekonomiką ir atsimenu, kad kada
pramonės ekonomikoje, transporto, va būtent tas rytį studijavom, visą laiką tarybinių laikų duodavo tokius paskaičiavimus, kad metro atsiperka, apsimoka, bet kokiu atveju, kada yra milijoninis miestas, kad turi virš milijono gyventojų. Bet tavo, sakykime, šitą argumentą, kurį kitą kartą naudoja ir tie šalininkai, kurie nenori metro, irgi teikia tuos skaičius. Bet kokiu atveju tavo nuomonė ir pamėginti šitą klausimą. Jo, iš ties turbūt turtingi pinigų neskaičiuoja, taip sakydavo sovietmečiu. Buvo Sovietų sąjunga, planinė ekonomika, bet ir tai metro buvo diegiamas. Aš tuo metu 90-ųjų metų pradžioje, tai yra 83-7 metais, kai tik dirbau, dabar vadintųsi Vilniaus savivaldybė, tada buvo vykdomasis komitetas ir tada jau buvo planuojama statyti metro. Tai 30, bent jau 5 metai prieš tai. Bet aš atsiprašau, biškai įsiterpsiu, gerbiamas Juozas pasakė, kad problema iškilo 2000-aisiais, kada tu buvai Seimo pirmininko pavaduotojų, tai nėra. Tai aš tiesiog prisimenu ir norėčiau būtent apie ekonominę naudą kalbėti, kaip ekonomikos komiteto narys, kaip pat ekonomistas. Tai pirmiausiai didėja susisiekimo greitis. Gerbiamas Juozas Zikus paminėjo, yra skaičiavimai, yra atliktos studijos, kiek prarandame kamščiuose pinigų, kiek praranda vilniečiai. Kokią pridėtinę vertę galėtų sukurti administracinė sostinė, verslo vienas iš polių Lietuvos per tą laiką, kur praleidžiama kamščiais. Daugiau kalbant apie neigiamus aspektus, tai yra tarša. Tarša tai yra vėlgi, tai yra išlaidos sveikatai, tai yra žmonių darbingumui nuostoliai, vėlgi tai yra ekonominiai praradimai. Na, galų gale galima kalbėti apie gatvių eksploatacijos laiko pratęsimą, jeigu atsisakius individualių transporto priemonių, persikėlus į naują erdvę, tai yra požeminę erdvę, galima būtų sutaupyti ir nereikėtų individualiais automobiliais dažnai važiuojant po vieną šlifuoti tų gatvių. Tai štai, tai yra argumentų yra daug, nežiūrinti tai, kad tai turėtų būti milijoninis miestas, nežinau iš kur tokie paskaičiavimai, nes statistika, ypač naujų metro steigimo Europos miestuose, kalba apie tai, kad jau 120 tūkstančių, 200 tūkstančių, ypač Prancūzijoje, yra diegiamos metro, nes supranta, šiandieną yra 100 tūkstančių, na, rytoj galima matyti, jeigu trauka yra, gali būti ir milijonas. Na, tas rytojus, aišku, tai ne viena diena, bet reikia planuoti į ateitį. Todėl ekonominiai skaičiavimai, kuriuos metro sąjūdis atlikęs ir ekonomistų, kitų ekonomistų skaičiavimai yra pateikti, tai kalba už tai, kad Vilnius jau seniai nusipelnęs ir subrendęs metro. Tačiau mane stebina kai kurių politikų arba politinių institucijų, pavyzdžiui, kaip prezidento institucijos, nenoras net Lietuvai turėti teisinį reglamentavimą šios transporto rūšies, nes tai vis dėlto tai yra sudėtinga transporto rūšis, galioja ypatingos saugumo reikalavimai tiek įrengiant tą metro, tiek eksploatuojant metro. Kita vertus, tai gali būti puiki civilinės saugos priemonė ištikus tam tikroms nelaimėms, tai jau parodė net ir Antrasis pasaulinis karas, kad tikrai gali žmonės išgyventi ir dabar vykstantis kariniai konfliktai, tai išties yra civiliniams gyventojams, tai yra išties, kur, sakykime, prisiglausti tuo metu, kai krinta bombos ar ten vyksta kažkokie karo veiksmai. Tai visais aspektais Vilnius išties seniai nusipelnęs yra metro ir dabartinis meras Šimašius, kiek žinau, taip pat yra metro sąjūdžio grupėje ir Seime buvo ir dabar deklaruoja tą patį, nežiūrint tai, kad yra spaudžiamas, kad Vilniui nereikalingas metro. Tai ar mes esame patys savo priešais, ar kažkokios tai ambicijos kažkada pasakytas žodis kažką skatina, tai, laikytis jo, nežiūrint tai, kad skaičiavimai ir pačių politikų, kurie turi mandatą, pačios tautos mandatą, Seime grupė sudaro daugiau negu pusė parlamentų narių šioje grupėje. Ir mes jau esame parengę teisinį naują, sakykime,
sprendimą yra po svarstymo atiduota į Seimą. Šiandieną turbūt surinksiu parašus, kad Seimo pirmininkė ryžtųsi įtraukti į plenarinį posėdį artimiausią, kadangi tikiuosi pasirašys daugiau negu 47 Seimo nariai. Ir matomai, kad sekančiame plenarinėme posėdime galėsime tą darbo grupės variantą, kuris iš ties yra be pastabų net iš Teisės departamento Seimo. Tikrai po svarstymo galėsime pritarti jau ketvirtadienį. Gerai, dėkui Artūrui, nes Artūras jau pradėjo ir antrą dalį, kodėl vyksta, kad nejuda. Bet dabar iš tikrųjų čia Gintaro argumentas buvo pasakytas. Turim Vilniaus senamiestį, kuris yra UNESCO saugomas objektas. Aš sunkiai įsivaizduoju, kaip man galima platinti gatves ir panašiai. Aš dabar bandau įsivaizduoti, čia nusileidžiu Vilniuje į metro ir matau Lietuvos legendą automobilių lenktynininką Brunzą važiuojantį su metro. O jūs dabar čia sėdite šito stalo, tai jūsų visi argumentai. Taip, galbūt ir būtų keista, bet iš tikrųjų per senamiestį prospektą tikrai mes nenutiesime. Ir Vilnius toks miestas, kad tikrai sunku organizuoti normalų eismą automobiliais, tai reikia pripažinti. Ir galų gale automobilių kiekis, kaip ir gyventojų kiekis Vilniuje vis dėlto auga, vis didės. Tai reiškia, tos problemos, jos realiai išspręstos nebus. Kai nėra vietos ant žemės, tai yra du būdai – keltis į viršų arba lysti po žemę. Įsivaizduokite vėlgi tą patį senamiestį, jeigu kaip Niujorke būtų pristatyta estakadų kažkokio ir taip toliau. Taip, kaip viskas į ką pavirstų miestas. Dar įdomiau ir tarp kitko buvo tokių pasiūlymų, gondolos. Tai gondola, aišku, labai smagu, pavyzdžiui, Druskininkuose per Nemuną persikelti, pasigrožėti vaizdais, bet kaip transporto priemonė, aš nelabai įsivaizduoju, kaip čia, pavyzdžiui, iš Vilniaus į Šeškinę reikėtų iš centro keliauti. Taip, kad lieka vienintelis būdus po žemę, o po žemę privalumus kolegos išvardino, aš nelabai ką galėčiau pridėti. Galų gale įsivaizduoti meteorologinės sąlygos. Vilniuje, kaip visada, kaip ir visoje Lietuvoje, žiema užklumpa netikėtai, tai kai tik prisninga, tai praktiškai Vilniuje eismas paralyžiuotas, šimtai eismo įvykių ir tai gerai, kad dar daugiau vis dėlto tokių techninių ir taip toliau ir taip toliau. O meteorologinės sąlygos į judėjimą, metro judėjimą, jo greitai niekaip neįtakoja ir ta prasme vėlgi galima negadinti nervų, negaišti laiko kamščiuose, negaišti laiko ten paišant deklaracijas, jeigu tai techninis eismo įvykis, arba nelaukiant policijos. Taip, kad mano galva tai tiesiog būtina ir kuo greičiau tai padarys, labai gaila, kad prarasta tiek laiko. Buvo alternatyva ir čia buvusio mero Zoko, kad tai turėtų būti tramvajus. Įsivaizduokite tam, kad tramvajų jau įrengti, tai keli metai Vilniaus centras būtų paralyžiuotas. Eismas jo nevyktų, nes vyktų statybos darbai. Pasižiūrėkime, kas paskui. Praktiškai tose siaurose gatvėse, kur tokie didelių gabaritų vagonai judėtų ir dar jeigu jiems reiktų daryti poskus, tokiose gatvėse jau automobilio iš viso vietos, galima sakyti, nebeliktų. Jeigu ir važiuotų, tai turėtų sustojinėti ties sustojimo aikštelėmis, pavyzdžiui, praleisti keleivius ir taip toliau ir taip toliau. Tai vėlgi nerealu ir praktiškai tai būtų tik papildomi trukdžiai normaliam eismui mieste. Apie žalą čia kalbėjo ir to labiau dar Vilniui ta bėda dar aštresnė, todėl kad mūsų automobilių parkas labai senas. Vėlgi čia valstybė ir vyriausybė nieko nedaro, kad būtų skatinamas naujesnių, švaresnių automobilių atsiradimas. Taigi pasižiūrėkit, kas antras automobilis dabar vis dyzelinis, taigi dūmų kamuoliai iš jo eina neginkluota akimi matosi. Ir visą tai mes kvėpuojame. Tai gal negaiškime laiko ir iš tikrųjų miegamuosius rajonus matyti pirmoje reikėtų sujungti su centru, bet tai turėtų būti toks patrauklus transportas, kad žmogui paprasčiausiai nesinorėtų ir nebeapsimokėtų važiuoti nuo savo automobilio. Aišku, gerbiamas Juozai, jums būtų toksai iš techninės pusės klausimas, kiek aš esu, kiek domėjęsis,
čia ne vien metro, čia vis tik tai Vilnius yra tokia kaip ir duobė, tarp 7 kalvų, galima kaip legendų ne Roma. Ir aukščiai įvairūs, sakykime, toks kaip Vilnius pakrašty, jis vis vien kažkur įvažiuotų ir ant žemės, tik tiek kaip kalba, kad ten reglamentuotų ne iš geležinkelių įvadint, bet metro, kadangi įvairių ten šviesoforų nėra, kitų dalykų, tai vis tik tai tą, ką paminėjau, čia buvo paminėta kažkuris iš kolegų, kad estakada pakyla, čia nebūtų taip, kad atsirastų kur virš senamiesčio kažkokį, kaip neturim kito varianto ir eina virš galvų, virš onos pilies, onos bažnyčios. Aš per 14 savo šito darbo metų visuomeninio šito išanalizavau visas problemas. Ir techninė problema yra pati mažiausia. Ir šita miestų yra žymiai sudėtingesnė geologiniam sąlygom ir daugiausias, užtat, kad didieji miestai yra prie upių, tokie kaip pavyzdžiui Peterburgas, kur 80 metrų tik geras gruntas prasideda, Amsterdamas, net tas pats Berlynas ir kiti miestai, kurie deltuose yra pastatę, pavyzdžiui, Ryga, jeigu statys, tai ten tik šitą dumblo 20 metrų ir taip toliau. Čia mes gyvenam labai šitą gerose geologinėse sąlygose, čia pastatyti yra žymiai būtų pigiau ir greičiau. Bet aš noriu pasakyti visas šitą priežastis, kodėl šitą tokia yra problema, tokia akivaizdi. Stovėdami kamščiuose mes turėtume apie tai pagalvoti. Bet kas mus, kaip sakoma, kas neleidžia viso šito dalykų. Vienas iš didžiausių, kaip sakoma, problemų, tai yra, visi mano dar, kad pinigai ir taip toliau, bet šiaip tai yra daugiausiai žmogaus visas valdymas yra smegenyse ir šičia yra problema. Kai tik pasakom metro, mūsų žmogui, kuris mūsų amžiaus, jam pirmiausia stotis galvoje stancija Komsomolskaja, Proletarskaja ar stancija imeni Lenino. Ir tas didingumas, tas gylis ir taip toliau, ir taip panašiai jam užblokuoja visą kitą mąstymą ir jau sustoja ties šitą vietą. Jeigu šitą jis nėra, tai tada buvo tarybinė norma milijonų. Nors Europoje aš priskaičiavau, ten yra 20 ar 30 miestų, kurie pradėjo statyti neturėjo milijonų, o dabar yra Panevėžio dydžio, Lozana, Šveicarijoje, Lilis, kur dabar vyksta čempionatas futbolo ir krepšinio, kur mes medalius parsivežėm, yra Klaipėdos dydžio 200 000, Rennes irgi Prancūzijoje. Ir tokių miestų galima priskaičiuoti labai, labai daug. Bet kadangi mes buvom biedni Tarybų sąjungų, ir ten buvo normaliai leidžiama statyti tik tiem miestam, kurie turi milijoną. Sostinėm leido, bet jiem leido tokį mažesnį variantą, lengvesnį, kaip greitasis tramvajus. Bet tai buvo, jis vis tiek statėsi kaip metro, pagal metro šitos parametrus, ir Erevanas, ir Tbilisis pasistatė, turi metro. O Ryga susiprojektavo ir turėjo 90 metais pradėti, 2000 užbaigti, bet šitą, taip žinot, nepriklausomybės kovos ir užmiršo dabar net brėžinių neranda. Mums buvo leista tik tramvajų daryti. Tai šitas, tada dar vienas toks dalykas, kad mūsų visuomeniai, tame tarpe, kadangi Seimas irgi visuomeniai priklauso, ir visuomenė atspindi, tai yra šitą mąstymas, kad tą galima daryti tik leist valdžia tą dalyką daryti. Visuomenė beveik, kaip sakoma, turi laukti ir stovėti kamščiuose. Ir kada dalyką daryti iš biudžeto. Mes žinom, kad tik litais tai milijardą savivaldybė turėjo nuostolių, už nuostolius, tai yra už skolas nepastatys. Tai šitą o skolinti niekas tokių pinigų neskolins ir užtat nesistatė. O pasaulis stato privačios kompanijos už privačius pinigus, eksploatuoja, lygiai kaip dabar pas mus, pavyzdžiui, problemų nėra nueiti ir nusipirkti ką nors. Užtat, kad yra 4 firmos, kurios ten iki, Rimi, Norf ar taip toliau. Ir mes eilėse dabar nestovim dėl dešros, mes stovim dabar eilėse automobilių pastatyti. Tai dabar šitą yra žinoma dar
įvairių, kaip sakoma, tokių mitų ar šitos psichologinių problemų, dėl kurių mes negalim pastatyti, bet kadangi mes čia susirinkom ir aš naudojasi progą, kad 4 Seimo nariai, vat klausimas, kodėl mes 4 metai nepriimam, jau 4 metai kaip yra, buvom priėmę tiesą vieną buvom priėmę metro įstatymą, Seimas priėmė ir ryžosi pačioj pradžioj, bet prezidentai užvetavus, Seimas šitą, iš tikrųjų, ten truputėlį ir buvo mes nelabai ten rūpestingai padarytas, bet pas jo buvo sukurta darbo grupė, iš visų žyniai buvo apie 20 žmonių, dirbom, vadovaujame gerbiamų Artūro ir, galima sakyti, idealiai padarėm, kur jau niekas neturi pretenzijų. Ir dabar aš tikiuosi, kad šitas Seimas, nueidamas, padarys gerą darbą ir iš tikrųjų jis atliks savo darbą, kad priims įstatymą, kuriam yra labai paprasti dalykai. Yra pasakyta, kas planuoja, kad tai savivaldybė tą dalyką daro, kas organizuoja, kad jeigu savivaldybė paprašo, tai padarys vyriausybė, ir kas moka ir pastato ir eksploatuoja, kad tai padarys užsienio firmos, kurių, kaip sakoma, yra pasaulyje ir laukia savo eilės, kada mes padarysim politinį apsisprendimą. Nu, 4 balsus jūs tikrai turit, bet reikia dar 60. Ne, Seime tai, kad bus priimtas įstatymas, aš nebejoju. Gerai, bet šitas, kad nevirtų dialogų, tai galbūt Gintarai, šitas gerbiamas Juozas pasakė vieną tokį, kad Lenino tos ideologijos, tas ideologijos, bet imkim tas Maskvos, Leningrado, ten Sankt Peterburgo dabartinė metro, kur teko būti. Faktiškai ta ideologizacija ten kitur yra meno kūriniai, šito nepaneigsi. Jos labai gerai suprojektuotos, paruoštos. Ir ten gerai pamirškime tos Leninus, bet va šiandien tokia proga tremties, tai juk, aš nežinau, čia tiktų kažkokių tremtinių būtų metro stotis, bet tengi visai kiekvienas stotis yra meno kūrinys. Tai čia irgi gali realizuoti ir savo tautos atminties, ar ten Žalgirio, ar ten Oršos mūšį, ar Mėlynųjų vandenų partizanų atminimų, ką tik nori, čia kaip pats savaime dar. Tai vis tik tai, kada kalbam dėl priežasčių, kodėl tiek užsitęsė, tai atsakydamas į tą klausimą, dar irgi Artūras jau lyg ir susakė pačius pagrindinius, bet iš tikrųjų, mano čia vadovas. Čia dar tokių, gal keletą tokių kaip ir pusiau ekonominių motyvų, nes aš taip stengiuosi irgi išgryninti to, ko dar, pavyzdžiui, gerbiamas Juozas nėra pasakęs, dėl ko jo reikėtų. Tai pirmas dalykas, kaip jūs pats atsakėt, kad metro nėra, tarkim, autobusą nusipirkti, arba tramvajų, arba troleibusą, tai jis natūraliai po 20 metų pasensta visom prasmėm. Ir morališkai, ir techniškai. Tai metro miestuose, ten Londono, New Yorko metro, kuris yra pačios seniausios 100 metų, jau veikia, ta pati Maskvos metro, jeigu žiūrėti, kurie artimiausiai čia yra ir galbūt daugiausiai žmonių yra joje buvę, tai irgi yra kultūros paveldos objektai, tai yra ten daug įvairių kultūrinių dalykų, tai yra ir skulptūrų, ir pati architektūra metro, ir nežinekant vien tik su tais perėjimais iš vienos salės į kitą, tai jos yra saugomas, ir iš tikrųjų netgi keista būna įsivaizduoti Maskvos metro apie 10 milijonų keleivių per dieną perveža, tai žinant tuos srautus ir pasižiūrėjus į pačią infrastruktūrą, tai praktiškai to nusidėvėjimo net nesimato iš tikrųjų. Ta prasme, kaip tais laikais, ten Stalino laikais buvo įstatyta ir kaip kokybiškai dar iki šiol yra išsilaikiusi. Tai kitas dalykas iš to aspekto irgi tai yra labai didelis pliusas, nes autobusus, jeigu mes šiai dienai tos naujos technologijos auga taip, kad, pavyzdžiui, mano asmeninė nuomonė, tramvajus jų nebeliks, nes, ta prasme, šiai dienai yra elektroautobusai. Kaip yra elektromobiliai, labai populiarėja autobusai varomi akumuliatoriais ir elektros varikliais, tai čia yra alternatyva tam pačiam troleibus arba tramvajui ir jam nereikia specialių bėgių, specialių laidų, jokios infrastruktūros, jis taip pat lygiai neteršia oro. Tas pagrindinis tikslas buvo, tarkim, troleibuso, tai yra ne dėl to, kad jis ten kažkaip tai greičiau ar negreičiau pervežtų, yra dėl to, kad neterštų. Nes tarybiniais laikais nebūdavo katalizatorių ir jeigu čia visi būtų važinėję apie miestuose vien tik tais benzinu, su švininiu benzinu varomais automobiliais, kad jų ir nedaug buvo, tai būtų tikrai didelė problema.
Tai šiai dienai, aš manau, ten po 10 metų kardinaliai pasikeis transportas ir einama link to, kad bus varomi didžioji dalis automobilių elektra, akumuliatoriais. Akumuliatorių technologijos irgi kas metai jos auga greičiau negu šiai dienai IT technologijos, tarkim telefonai arba kompiuteriai. Tai yra labai daug pasaulyje investuojama ir mokslininkai labai daug investuoja į naujas technologijas. Ir šiai dienai yra pagrindinis toksai varomas dalykas. Tai metro, tavarsime, visiškai yra kitas transportas ir jis nepasensta nei per 20 metų, nei per 30, nei per 60. Kaip minėjau, New York'e, Londone, pačiu Maskvoje virš 100 metų ta pati metro važiuoja. Jeigu žiūrėti, netgi kai kurie vagonai yra irgi palikti seni, padaryti muziejais. Tavarsime, tikrai iš kultūrinės pusės, jeigu žiūrėti iš istorinės pusės, tai metro irgi tam tikrą dalyką turi. Tai vat, toksai galbūt irgi vienas iš tokių pagrindinių argumentų irgi galėtų būti, dėl ko tas metro reikia. Suinvestavus, kad ir daug pinigų, tai išlieka ne 20 metų. Kitas dalykas dėl tų investicijų, aš nežinau, čia galbūt techniniai dalykai, bet man yra tekę pakeliauti šiek tiek ir po Europą, pavyzdžiui, Barcelonos metro. Tai Barcelonos metro gylis, aš įsivaizduoju, yra koksai po žeme, jeigu žiūrėti, ten kokį gal 5 metrai. Tavarsime, realiai man netgi gaila buvo žiūrėti dabar mūsų projektą aplinkelio, tai realiai, tarkim, klojant naują asfaltą, ten įrengti metro, kurio gylis būtų, tarkim, 5 metrai, savikaina būtų buvusi visiškai juokinga. Tai tavarsime, ten, aš, pavyzdžiui, Vilniaus mieste, mano vienas iš tokių projektų buvo vaizdo stebėjimo kameros, tai mes irgi jas pradėjom tiesti tada, kai tvarkėm Konstitucijos prospektą ir kitas gatves, tai mes pradėjom laidus tiesti ne grauždami asfaltą, tada prieš jį klojom. Jeigu būtų, tarkim, užbėgant iš akių, galima žiūrėti, tarkim, rekonstruojant gatves ir jau apjungiant tos projektus, tai aš manau, tokia bendra vizija sumažintų sąnaudas, tikrai. Ir aš įsivaizduoju, kad Vilniui tos metro, pavyzdžiui, Peterburgo, iš techninės pusės Peterburgo metro yra vienas iš giliausių, galbūt net ir pasaulyje, dėl to, kad ten yra pelkė ir tavarsime jiems ten reikėjo labai giliai raustis po žemę, dėl to, kad viršutiniai sluoksniai yra tavarsime nekieti, tai šiai dienai, jeigu žiūrėti tą koncepciją Barcelonos, kur yra metro po gatvėm, tai mano nuomonė yra labai pigi ir iš tikrųjų efektyvumo prasme lygiai tas pats, tavarsime, tai yra vis tiek antras kelias. Gerai, aš įsivaizduoju, taip dabaigiant. Gerai, bet dar vieną ratą trumpą turėsim, gal tada, žiūrėk, Artūrai, tu pasakyt tą priežastį, būtent prezidentė vetavo, bet iš kitos pusės čia gerbimo Juozo kalbėjau, kad lyg ir ne visai gerai buvo paruoštas ir dabar jau nėra jokių būsimų. Tai vis tik tai, kodėl tavo manimu taip ilgai, kada toks reikalingas, visi tiesiog tik pasisakom ir atrodo už, vis tik tai stringa. Negi tas pats Zuokas šitiek metų būdamas merus, kad ten su savo tais gudergėjimu, kaip aš, muziejais daugiau ten skiria. Jo, ten yra. O tokiais dalykais nesirūpa. Čia turbūt nėra vienos priežasties, kad ten prezidentė. Jeigu dabar aš taip tikiu, kad tikrai sukūrė darbo grupę, žinant jūsų patirtį, nematau, kas galėtų vetuoti šitą. Dabar jau yra ir prezidentės nuomonė išreikšta. Nuomonę sužinosim, gerbiamas Juozai, kada įstatymas nukeliaus į Seimo ten. Tai tikėkime, kad ten to nuoseklumo. Tačiau, kaip gerbiamas Juozas minėjo, tai viskas yra mąstyme. Turbūt susisiekime, kuris yra kasdienis kiekvieno dirbančio žmogaus rutinos, kasdieninės rutinos dalis, susisiekimas pasiekti darbą, grįžti namus, visokiams gyvybiniams šeimos poreikiams, nuvykti į vieną kitą gydymo įstaigą, dar kažkokią laisvalaikio praleidimo įstaigą. Tai štai, tai būtent kaip ir miesto plėtra privalo būti darni, taip ir transporto, viešojo transporto, susisiekimo plėtra taip pat privalo būti darni. Ir to nesuvokimas tiek tai miesto galvos, tiek, sakykime, žvelgiant ir iš ministerijų, susisiekimo ministerijos pusės, tai ir lemia, kad metro kaip tokia transporto rūšis yra ignoruojami vien dėl to, kad nėra pirmiausiai gilinamasi į jos privalumus, arba tiesiog yra stiprios lobistinės srovės, kurios įtakojamos kažkokių tai investorių, dėl tramvajų, dėl kitų priemonių, nenori, kad jinai atsirastų.
kitaip paaiškinti negalima. Bet būtent parlamentas ir yra tautos atstovybė tam, kad elgtųsi taip, kaip tauta įpareigojo juos elgtis, suteikiant mandatą ir kaip numato konstitucija. Būtent Lietuvos labui. Tai šioje vietoje aš matau, kad tikrai yra apart nenoro gilintis, yra kažkoks tai nusistatymas prieš šią transporto rūšį, kuri technologiškai galėtų būti, kaip buvo minėta, tiesiant ir aplinkelius, gali būti tiesiama atviros statybos būdu, kasant tranšėją, ją perdengiant. Jau nekalbant apie tas stotis, kurios prilygtų požeminės perėjos konstrukcijai. Tai būtų racionalu, ypač kai buvo jungiamas Pilaitės mikrorajonas su Vilniaus centru. Taip, tai buvo tiesiami keliai, Pilaitė, platus, gražus keliai, galima buvo nusitiesti. Tiesiant aplinkelį galima buvo jungiamasis linijas pakloti, na, sakykime, tas, sakykime, linijas, kurios jungtų tas tiesias linijas. Tai štai mes galėjome jau sukurti nemažai infrastruktūros ir būtent darni miesto plėtra yra, sakykime, deklaruota miesto projektavimo dokumentuose, bendrajame plane ir nesunku matyti, kurią pusę miestas plėsis, tuo pačiu tiesiant komunikacijas. Na, žinot, kai neturtingi arba kvailiai tą patį darbą daro 2 kartus ir 2 kartus moka, bet nesinorėtų, kad tiek turime įsilavinusių puikių žmonių, kad elgtumės ir dėl savęs, ir dėl mūsų vaikų ateities. Tai yra tų, kurie gyvens, na, sakykime, dėl mūsų ateinančių kartų. Tai mes turime sukurti patogų, saugų ir švarų gyvenimą. Ačiū. Gerbiamas Stasy, ten šitas Gintaras sakė, kad senos mašinos, jos ten genda, ten nuvertėja techniškai, bet aš žinau, kad Stasys Brundza yra kolekcionierius ir kuo brangesnė senesnė mašina, tuo brangiau moka. Antras dalykas, gal šiek tiek su jumoru, bet šiuo atveju ne visai, nes, pavyzdžiui, su kolega Artūru Skardžium esam atstovai Strasbūre Europos tarybos parlamentinėje asamblėje ir ten dar ir dabar tęsiama metro, pratesinėjimas tramvajaus linijos ir jie ten labai gilisi ir džiaugiasi gerai, tai aš čia ta kritika. Bet jeigu rimtai, klausimą labai kolega čia, kolega Baranauskas uždavė, ar nekalbam apie priežastis. O nėra čia tų tarptų priežasčių, vis tik tai mūsų naftininkų, kurie prekeivių kūrų, būtent tas noras vyrauti rinkoje, kad neatsirastų konkurentas, toks metro, ir visi tą pirktų dizelį, benziną, vienu žodžiu, ir dar kainas jie ten diktuotų, kaip visada Lietuvoje įprasta. Aš manau, kad taip, tai gali būti. Galiu prisiminti gana seną įvykį, tai buvo po 90-ųjų metų, buvo tarp kitko dar žinatės Lubio iš šiukšlio gaminti metaną Jonavoje ir metanų, kad būtų varomi, pavyzdžiui, miesto autobusai, tai būtų ir švaru ir taip toliau. Ir mūsų laboratorijos sportinių automobilių gamykloje mūsų buvo, mes gavome Ikaruso, tuo metu, tik Ikarus ir buvo variklį, kuriam mes pritaikėme uždegimo sistemą, suspaudimo laipsnis ten didelis, įpurškimo sistemas buvo padarytos, visa kita. Ir tikrai jau tuščiai dirbo tas variklis, naudodamas metaną. Tai įsivaizduojate, jau tais laikais buvo galima deginti, reiškia, iš šiukšlių daryti metaną ir turėti gana ekologišką transporto priemonę. Bet mano laboratorijos žmonės buvo šiek sutrikdyti, kadangi atėjo tokie žmonės, savo laiką buvo KGB, o paskui taip pat tapę naftininkais ir pradėjo domėtis, tai greitai viskas dingo pas mus, kaip tik bijant, taip kad, kaip čia jau buvo kalbėta, kad neišlėktų į orą. Taip kad visada yra interesai, yra interesų konfliktas, tai yra neišvengiama, bet mano galva turi nugalėti sveikas protas, turi nugalėti visų žmonių interesų. Supratau. Kadangi liko tokiam amžinam mūsų klausimui, ką daryti, kad Lietuvai būtų geriau ir, bet, sakykime, jūs jau manęs įtikinot, kad ko trūksta. Artūras jau pažadėjo, kad registruos vaiką, bet pradėkim, gerbiamas Juozai, nuo jūsų. Ko reikia, kad atsirastų metro, o dabar jūs turit visą informaciją, visi žinot puikiai pirmimas. Tai ko dabar reikia? Tik tai paleisti? Ar ten vėl Seime bus kažkokie naftininkai, pradės ten kažką tai
tokia reakcija ir maišyti. Nemanau, nepajėgus nieko prieš. Vienintelis dalykas, tai šita blogos valios gali būti iš 100 1, 2, o nesuprantančių, ir tam Seime yra 40, kuriem vienam yra kosmosas, vienam utopija, o vienai poniai afera. Ir nebandyk... Kam nors klaustrofobija tiesa. Ne, šitą... Metrofobija. Aš tų žmonių, žinomas, kai bus rašoma knyga, tai galbūt ir bus paminėtas vienas kitas, bet daugiausia aš įtariu, kad šitie, man taip atrodo, kad jie ne iš blogos valios, bet iš nesugebėjimo mąstyti tokio siauro požiūrio ir jie negali šitų mitų peržiūrėti. Aš dar noriu papildyti, ką jūs pirmai klausėte apie kokią kultūrą duotų šitą dalyką. Tai vat, visi archeologai didžiuliai šalininkai šito dalyko, užtat, kad jie mato, kad galima padaryti muziejus. Toks muziejus, pavyzdžiui, aš mačiau Atėnuose, kai padaryta viskas, ką iškasė. Daleiskim, mes iškasam Vokiečių gatvę, ar ten visą, ką surandam, vienam aukšte padaro muziejų. Ir visi, kaip minėjau, kad kur milijonai pravažiuoja, visi mato. Ten eina šitas turistai ir mato mūsų kultūrą ir jiem nereikia ten kažkur kitur eiti. Dabar dėl pagrindiniai priežastis šitą, jeigu technologija kaip tas dalykas darysis, tai šitaip turėtų būti. Seimas, kaip gerbiamas Artūras paminėjo, ryžtasi priimti, užagituoja pirmininkę ar ten surenka reikalingą kiekį parašų ir šitą kadenciją priima įstatymą. Tada šiuo metu yra tvarkomas miesto planas, bendrasis planas. Tada Metro sąjūdis pasistengs, kad atsidurtų, užplanuotų būtų trasus, kad išvengt tą, ką gerbiamas Artūras pasakojo, nuostolius tuos visus, kad nebūtų užstatyta, nereikėtų mums lyst po namais, kad nereikėtų virš namų ir taip toliau. Visos šitos nepridarytume mes savo bėdos. Tada vyriausybė skelbia konkursą užtat, kad po 4 metų baigėsi europinė parama, kurios dabar yra apie 2 milijardai. Tai mums reikės kažko, tai yra užplanuota krizė, ekonominė krizė, neteks darbo 100 tūkstančių žmonių, kurie dabar tais pinigais naudojasi, ar jie ten šitą naudingai naudojasi, ar ten būna atsiperkamumas, bet vis tiek tie pinigai sukasi, nesvarbu, daleiskim, jis ten kažkur praplovė milijoną, bet tai jis statosi namą, vadinasi, tiek eina į kitą kišenę, į statybininkų kišenę ir taip toliau, jų žmonos eina į parduotuvės ir taip Lietuvoje tie pinigai sukasi. Tai reikės šitų investicijų. Investicijų, kad palaikyti ūkį, nes ta parama, daug kas mano, kad jie amžina, bet tikrai neamžina, jie užsibaigs, eina į pabaigą, ir kadangi ir vakarai turi problemų su pabėgėliais, su šito karinį biudžetą ir taip toliau. Tai vadinasi, nori, nenori, šičia visuomenė šito dalykų norės. Tai vad, kada bus įtraukta į planą, pasauliniai pinigai, kaip jūs žinot, jau bankė net laikyti neapsimoka, nes sako, bankas primokėkit už tą, kad pinigai pigus. Pinigų yra. Kiek kito pokalbio tema apie Lietuvos bankus ir čia... Jo, bet aš kalbu, kad nėra problemos piniguose ir nėra problemos pastatyti. Ir tik tiek dabar yra pirmas ilgiausiai trunkantis ir ne tik pas mus, ir brangiausiai kainuojantis etapas, tai yra politinis susitarimas. Va tą, ką jūs atėję, sugrįžę į darbą, į Seimą, galėtumėt pasakyti savo, kad leiskim mes žmonėm statyti, kas ties kelius, nes mes neturim nei vieno mokamo kelio, statyti tiltus, kas tunelius, ir žinoma, kaip efektyviausia, kas lengviausia ir kas didžiausias yra toks ekonominė prasme objektas, tai metropolitenai. Tai va, tai gali Vilnius, Kaunas ir Klaipėda apie tai galvot, planuoti šitą dalyką daryti. Dėkui. Gintarai, iš tikrųjų, šiaip jau
kai matai statybas, tai čia statybos visą laiką yra šalies ekonomikos veiklis. Tai reiškia, kad kažkas vystosi, kažkas eina į priekį valstybė. Tai tavo akim žiūrint, ko dar trūksta, kad visi pajudėtų iš vietos. Nes iš tikrųjų, gerbiamas Juozas pasakė, paraminiai pinigai baigsis ir man vis tiek lieka tas klausimas atėjimo tų verslininkų, kurie sutiks būti akcininkais, ar jau čia tavo manimu, tavo žiniom jau iš tikrųjų yra tokių, kurie čia ryžtųsi investuoti pas mus į Lietuvą. Šiaip, jeigu dar šnekėti dėl priežasčių, tai aš taip iš šalies visai paskaičiau paprastai. Seimas, ant to Seimo galima iš dalies pykti, galima ir nepykti, nes Seime yra viena problema. Aš, pavyzdžiui, pats Vilniuje gyvenu, atstovauju Vilniečius, tai yra problema tame, kad Vilniečių, pavyzdžiui, vienmandatininkų Seime dabar turėtų būti 12, anksčiau buvo 10. Tai 141 Seimo nario šioje sistemoje mes turim pusę Seimo narių vienmandatininkų. Tai yra apie 70, tai minus 10 tai yra 10 vilniečių, kurie turėtų vilniečių interesus atstovauti. Ir aš įsivaizduoju, vienas vilnietis tikrai neprieštarauja metro, aš kiek suprantu. Tai reiškia, jau 60 Seimo narių yra iš regionų, kuriems tas Vilniaus metro kaip ir pusiau nesvarbus. Tarsi aš sakau, kaip yra realiai. Dar paėmus, tai čia jau yra pusė. Tai aš nebešneku iš daugiamandatės tų likusių Seimo narių irgi vilniečių, ten yra irgi mažuma. Tai jums yra atsakymas, dėl ko Vilnius turi mažiausią procentą nuo GPM surinkama ir niekaip neišeina jo padidinti, tai yra tik 50%. Tai yra atsakymas, dėl ko tas metro projektas taip nėra. Dėl to, kad daugeliu kai kuriem, pavyzdžiui, skola kokiam Seimo nariui, žinokit, tas jūsų metro pas jį problemos, senelių namai yra, jiems reikia parkas iš europinių pinigų susirekonstruoti, kad po to, nors jis nežino, kas po 10 metų jame vaikščios, nes visi baigia išvažiuoti į Londoną, bet jiems to parko reikėtų. Tai jiems tas metro Vilniaus yra, žinokit, toli. Tai toj vietoj jūsų darbas, iš tikrųjų galiu netgi padėkoti ir kaip ir Vilniečių, bent jau savo rinkėjo vardu, kad šviesti tuos Seimo narius po vieną ir jiem aiškinti, kad tikrai tai nebus biudžeto pinigų, nes visi galvoja labai paprastai, kad jeigu daro metro, jeigu vyriausybė daro, tai reiškia jiems iš Skuodo, iš Mažeikių, iš Akmenės atims pinigus ir suinvestuos į Vilnių. Tai dėl to didžiojo, čia tas pats vyksta ir dėl to GPM dalies, nes visi galvoja, kad atims iš regiono pinigus ir atiduos Vilnių. Nors nesvarbu, kad tai yra Vilniaus pinigai, tai yra Vilniaus žmonės važinėja blogais keliais, daužo savo automobilius dėl to, kad, tarkim, sakau, naujoje Akmenėje būtų nauja nutiesta gatvė ar tam kitose miesteliuose. Tai čia reikia daugiau šnekėti, manau, ta kritinė masė turėtų peraugti. Čia aišku, ir Artūras, pirmininkas, didžiausias frakcijos, pirmininkas metro grupės, bet didžiausios frakcijos atstovas turėtų irgi savo Seimo narius. Šiaip jau visi valdančių. Kalbinėti taip pat, kaip ir aš aiškinu visiems, kad tikrai tas metro nėra, įstatymas dar nesudaro sąlygų vyriausybėje atiminėti iš regionų pinigus ir investuoti Vilniaus metro. Tai manau, čia didžioji baimė Seimo narių, ypatingai tų, apie kuriuos jūs ir minėjo, tai manau, čia ir yra ta priežastis, bet aiškinant, šnekant, kiekvieną kartą, pastoviai kalbant, aš manau, tas dalykas turėtų išnykti ir sveikas protas laimėti. Galima įsijungti. Tai aš ir noriu jūsų paprašyti, kad jūs Seime savo kolegom pasakykit, kad Skuode būtų, jis galėtų daryti tą darbą, tai turi šičia pirmiausiai duoti darbo, priimti investicijas. Ir tada pasipildys biudžetas ir tada iš biudžeto galės Seimas perduoti tam Skuodui. Nes priešingų atveju... Gerai, laikas baigėsi, bet žodis šiuo atveju Artūrui. Iš tikrųjų, parlamentas ir yra, aš turbūt kilęs nuo to prancūziško parlė kalbėti ir ten Artūras, pavyzdžiui, Vilnietis ir, kiek žinau, vėl ten Šilutėj Pagėgiuose kažkur balotiruojasi. Ten reikalas same dar, kad irgi ten žmonės paprastai nematys jo darbo to metro ar Pagėgiuose kokią nors mokyklai davė renovaciją ir ne. Ten iš tikrųjų geras pastebėjimas Gintaro, nes žmonės paprastai atsimena tokius dalykus, o ta mokykla iš tikrųjų po 2 metų nebus vaikų užsidarys. Bet kokiu atveju pačio nuomonė, ką dar aš manau, kad parlamentas vis tiek yra ta vieta, kur turi būti išreikšta tautos valia. Ir virsti įstatymais, Seimo nutarimais, kitais teisės aktais. Mes kalbam apie Lietuvos naudą Lietuvai arba praradimus Lietuvai. Tai bet kuris atvažiavęs ten iš vieno krašto ar kito, galbūt ant Šilutėj, mano apygardoje yra, sakykime, vandens keliai eksploatuojami labiau ir susisiekimas.
vandens keliais, Nemuno delta, Kuršių nerija, jo ir galų gale Baltijos jūra ir visa kita. Bet kalbėti apie tai, kad prarandami pinigai, prarandamas laikas, prarandama tas vidaus produktas, kuris galėtų per tą laiką būti sukurtas, reiškia Lietuvos konkurencingumas prarandamas vien dėl to, kad žmogus praleidžia dalį savo brangaus paros laiko vykdamas į darbą, iš darbo, praranda sveikatą. Na, sakykime, tai vėlgi tai kainuoja pačiam biudžetui, sveikatos atstatymas, jau nekalbant apie praradimus ekonomikai. Aš manau, kad kiekvienas pilietis supranta tai yra mūsų bendras nacionalinis biudžetas ir mes turime taupyti ir branginti kiekvieną žmogų ir jo laiką. Todėl aš manau, kad šios priemonės, kada valstybė neturi lėšų, o yra viešoji funkcija, kuri akivaizdžiai duoda naudą, aš nežinau, galima būtų diskutuoti su bet kuriuo oponentu, įrodinėti jo naudą skaičiais. Aš manau, turi suprasti, kad tokiu būdu pasitelkiamas investitorius, bet tam turi būti sukurta teisiniai pagrindai, kadangi tai reikalinga valstybės žemė, savivaldybės funkcija yra susisiekimas, bet yra valstybės žemė, todėl turi būti sutarimas tarp privataus investuotojo, kuris užtikrintų viešąją funkciją. Kiek laiko tas truktų, kada grąžintų visą objektą valstybei ar savivaldybei, tai viską mes esame labai gražiai sudėlioję į įstatymą ir atsiradus jam įstatymui, kada jis bus pasirašytas prezidentės ir paskelbtas, šiai viešai funkcijai, aš manau, kad atsiras investitorių, kurie turi lėšų, investuos tas lėšas, per 25 metus tos lėšos sugrįš ir duos uždirbti tą sutartyje numatytą jiems tą kapitalo grąžą ir matysime, sakykime, puikų ten rezultatą, įvykdžius tos, užtikrinus tą viešąją funkciją, patogų, greitą ir švarų susisiekimą, turėsime naudą šalies ekonomikai. Aš manau, kiekvienas Seimo narys supranta. Bet galbūt kažkokie lobistai, nesakyčiau, kad tai galbūt naftininkai ar kažkas tai, ar kokie tramvajos proteguotojai, o kitie iš principo, kad Lietuvai būtų kuo blogiau, tai tik priešas Lietuvos gali mąstyti kitaip. Supratau. Na, šis pabaigsim jūsų jau labai išsamei, čia tikrai buvo daug kalbėta. Ir vienas dalykas, kas man patiko, ką gerbiamas Artūras pasako, iš tikrųjų, kiek klaidų jau pridaryta. Ir, pavyzdžiui, iš Pilaitės iš tikrųjų tiesiant tas magistralės, po juo jau galėjo būti metro. Ir taip toliau, ir tai tikrai būtų daug pigiau, ir žmonės naudotus ir visa kita. Tai, bet mes labai mėgstam daryti klaidas. Galiu tokį pavyzdį pasakyti, kam teko važiuoti, pavyzdžiui, iš Gariūnų link miesto pro Lazdynus. Taip toliau važiuojam, pavyzdžiui, žiemą irgi magistralinių kelių, kurį reikia valyti, pilti smėlį, pilti druską, taip toliau, slidu, arba košę tokią ant kelio. Ir pasižiūri pro langą, dešiniai pusėj, kokie 15 metrų šalia, paraleliai keliai, želia, jau visur sniegas, o ten želia, žalia žolytė, todėl kad praeina šiluminė trasa. Tai vat irgi, ar to irgi buvo klaida, kai galima buvo kelią, trasą nutiesti po keliu ir tau nei valyti, nei nieko važinėti asfaltu. Atrodo smulkmenos, bet tai vat aš norėčiau palinkėti iš mūsų pusės irgi kiek tai manoma, bet kuo mažiau daryti klaidų ir tai jų tikrai būtų daug mažiau, jeigu mes ūkiškai žiūrėtume, greitai priimtume sprendimus ir mes tikrai seniai galėjom turėti metro, tai palinkėkime bent, kad jis kuo greičiau atsirastų. Gerai, tai mūsų laikas baigės, labai ačiū, kad radot laiko ateiti, labai ačiū už išsakytas mintis, na ir dabar laukiam, kada Respublikoje atsiras jūsų. O vakariniam posėdį aš laukiu parašų, kad į svarstymo stadiją pirmininkė įdėtų į ketvirtadienį, nes kažkaip tai vilkime, mes jau seniai tą galutinį. Prieš kelias savaitės jau priėmėme. Gerai, ačiū vicemerui.